is it okay if I'm to say I'm catching feelings from all the dealings? Am I astray? What do you say? How are you feeling? Is it the same? I hope you're not planning to waste my time. To my surprise, that was her reply. Now we vibe. It's been a while and such a ride, stars align. Giedriau, mes šį kartą už tave važiuosim, tik dar neaišku, ar su tavo mašina, ar su savo. Turi būti faina, organizatoriai rimti, viskas bus gerai. It feels good. I had to, ask some of my sponsors for a little bit of budget, and I had to pull together some money, but I'm really happy to be back in Lithuania for the rally. Kuo dabar yra įdomu, kad susirašymas ir šiandien visą dieną lis, tai labai šlapia, o lyg tai rytoj nelis, poryt nelis, tai labai daug kas nudžius. Tai kažkaip reikia įsivertinti tas vietas, kurios yra miške, po lapais, slidu, tai žinai, kad ten ir liks slidu. Kur atviresnės vietos, ten viskas turėtų išdžiūti. Tai tiesiog susižymim tokias vietas, kur tikrai turėtų būti slidu. Daug labai nieko nesitikėm, važiuojam pažiūrėti, ko ten tikėtis, nes nesam čia buvę, tai važiuojam pažiūrėsim, ką čia surasim. Galbūt leisiu šitam ralį šiek tiek savo pastrateguoti vietom pasilikti rezervuką, sakykime. Nereikia kiekvieno greičio ruožo laimėti. Tai va, o kaip seksis praktikoje, tai matysim čia taip. Su kiekvieno raliu vis naujienų turim, tai vis surprizų turim, tai bus matyti, kas čia gali nutikti. Sunkios tos naktis labiau buvo prie automobilio, ne organizuojant ralį, nes yra stipri komanda, kuri tą darbą padaro būtent su ralio organizacija, tai ten kažkaip yra ramiau, o automobilis iš klijavimo, nes tu nori būti, žinai, patrauklus ir gražus, tai tokių visokių dalykų išlindo, tai šiek tiek trūksta miego, bet viskas gerai, nuotaikos geros, oras tikiuosi bent šeštadienį bus geras, tai bus dulkių, bus greičio ir bus gražu.